Purškint savo augaliukus nedarykite šios klaidos. Dažniausiai daržininkai padaro taip. Ir atrodo viskas gerai. Tačiau ne. Pasirodo, kad lapas yra sudrėkintas tik iš viršaus, o iš apačios jis visiškai sausas. Ir jeigu mes turime čia patogenų, o mes jų tikriausiai tikrai visada čia turime, tai mums reikia būtinai apipurkšti ir augalo apačią. Ir visus lapus taip pat ir iš apačios. Štai taip žiūrėkit. Ne tik iš viršaus, bet ir iš apačios. Kruopščiai kiekvieną augaliuko dalį. Ir tas liečia ne tik augaliuko šiltnamyje, bet ir lauke, ir darže, ir sode. Dabar jau tikrai sudrėkinti lapai ne tik iš viršaus, bet ir iš apačios. Ir visas augalas mūsų yra apsaugotas.